Labą naują vėlyvą dieną iš Neipos. Vakar buvom Haryje Poteryje, tai mus tiek ištaršė, kad šiandien miegom turbūt iki 11. Bet labai patiko įspūdžiai, žiauriai geri, kas nematėt, pažiūrėkit ankstesnius video. Labai fainas Haris. O šiandien vėlyvas rytas prasideda prieš paskutinį dieną Amerikoje. Prisipirko dalykų, keps dar kartą burgerius. Kadangi praeitą kartą kažkaip ten kažkas su mėsa buvo negerai, nekokybišką mėsą nusipirku dabar naują ir darysim burgerius naujai. Kaip pirkau šitą pinakoladą pačią pirmą dieną, kai atvažiavau į Naples. Tai išbuvo mes dabar 5 turbūt dienas, tai va. Dar tiek liko, reikia damušti. Tokia geri iš manęs. Paskutinis štrikus ir lietuviam labai gerai pažįstama parduotuvė Macy's. Kaip neaplankysi, jeigu esi Amerikėje, būtinai turi aplankyti. Einam taupyti taksus, einam taupyti tarpininkavimo mokesčius. Štai tokia parduotuvė, kurioje perka jūsų prekes ir siunčia į Lietuvą. Taip atrodo Macy's parduotuvė, labai daug išpardavimų, štai tos tarpininkės iš čia daug ką perka ir siunčia mum į Lietuvą. Tik ar žinojote, kad va, kainos Amerikoje visos nurodytos be PVM ir visų prekių, ne tik čia, bet visoje Amerikoje kainos visur yra nurodytos parduotuvėse be PVM. Neįsivaizduoju, kokio didumo jie yra matematikai, kad kiekvieną kartą gali susiskaičiuoti, kiek kainuos prekė galutinė. Arba jie neskaičiuoja pinigų ir jiem neįdomu, kiek kainuoja galutiniai prekė, nes visur reikia pristatyti 20% prie kiekvienos kainos. Mes čia su Ugnyte pasiėmėm biškelį kažką tai Va ir jinai truputėlį. Ir kaip pas mus įprasta, čia yra nuolaidos papildomus, va tarkim 40%, bet jeigu turi dar nuolaidų kortelę, tau dar duoda papildomą nuolaidą. Ir kadangi mes esam ne vietinės, kortelės rišasi prie vietinių telefonų numerių, mes neturim tiesiog tos kortelės, su 30% mums visai faina nuolaida būtų. Ir mes tiesiog nesimato ten. Tiesiog paprašė vienos moters, kad gal galit, nei prie kasų stoviu, kad gal galit paskolinti mums savo kortelę, kad gautume nuolaidą. Ir jinai tik gražiai, no, I didn't. No. Tai labai keistas klausimas buvo, kodėl nepaskolinti, tiesiog mes taip kaip įpratę, no. Tai vienu žodžiu, mes netokios kvailos, mes dabar darom taip, mums čatas sugeneravo tiesiog eilinį, belė kokį Floridos numerį, mes susipildysim ir turėsim savo kortelę ir gausim savo nuolaidą. Ir nėra durnų, aš jums galiu pasakyti, nėra durnų. Lietuviai visur išgyvens, nepražus ir išsisus. Sėdėm, važiuojam iš Macy's namų ir pagalvom, kad gal neduoda tų kortelių, todėl kad gal jos yra pririštos prie banko kortelių, arba kažkaip tai galima į minusą mokėti kaip kreditinės, kad galbūt ta moteris įsigandų, kad mes už jos kortelę apsipirksim, už tai nedarė. Tai čia tada aš gal kaip ir suprasčiau, nes šiaip nesidalinti nuolaidą būtų keista, gal tiesiog pas jos tos praktikos nėra, bet galbūt tai susiję su išleidžiamais pinigais, kurių jos bijau, kad mes neišleistume už jas. Truputį apsiprekinusios šmutkynuose, o čia žiūrim. Vyrukai pietus gamina, kokie geri mūsų vyrukai. Net ta žodis, jie savo eina, kukina, kukeriai, kukuriekų kukeriai. Čia įkaitę, ne? Gal dar nelabai. Šilta jau, bet dar gal nelabai. Paruošti kepsniukai, valgysim burgeriukus. Ne, visą dieną saulės nėra, kiek ramiau. Net taip gaila, kad buvom pardėse ir pležinimasi. Praleidom, nes nėra saulės. Bet kažkam tai visai netrukdo pasimaudyti šiltą. Ne karštą, šiltą tik tai. Namo jau. Rytoj važiuojam į Miami. Va tokiam gaidom, rytoj važiuojam į Miami. 7 valandą kyla lėktuvas vakare. Gal dar pas krokodilus užvažiuosim, nežinau, jeigu netingėsim anksčiau keltis. Nes yra dar viena vieta, pažiūrėti aligatorių. Kur ir gyvačių ant kelio, ten išlipti negalima, nerekomenduoja. Nes ir gyvatės, ir krokodilai, viskas vaikštų belia kaip laisvai. Mokit, kaip šį kartą gražiai kepa. Vau. Žvalgybą padarėm prieš tai. Išsiaiškinom, kaip šito dalyko reikia dirbti ir gausis tikrai žiauriai gerai. Dar tikėjausi paskutinę dieną, kad atvažiuos draugai, iš tikrųjų labai laukiau.
Reikėjo man pasiplanuoti, kai Lietuvoje dar buvau, kad susitikimas su ja, bet aš kažkaip taip įsivaizdavau, kad čia mums tas kruizas, kad labai daug važinėjimų, kad tiesiog, ir tie atstumai galvojau Amerikoje dideli, iš tikrųjų net taip galvojau, kad gal čia net skristi reikia, kad ją pamatyti. Galvojau, kažkaip tai nesigarsinsiu, kad aš šitą Ameriką atskrendu ir kažkaip tai. Ir dabar, kai žinau, kad jinai nuo manęs gyvena porą valandų, žiauriai gaila. O mano Žydrūnas eina. Ir aš nepasakiau, moteris yra dirbanti ir jai labai sunku buvo ištrūkti. Ir vienu žodžiu, nežinau, gavau pažadą, kad jinai mane priims dar Floridoje, kad aš galiu grįžti ir jinai manęs lauks ir su kava, ir su arbata, ir su sumuštiniais, galbūt, sakė net. Tai aš labai tikiuosi, Neta, kad tu tikrai manęs lauksi ir aš galbūt pavasarį sugrįšiu į Floridą. Fainai būtų, ką? Fainai. O dabar Ugnytė pasakojo, kad buvom Costco, kur viena Instagramo influencerė gyvenanti Amerikoje rodė, kokio didumo yra prekės. Tai sakė, kad toks didžiulis krevečių maišas kainuoja $20. Ir iš tikrųjų įdėsiu, pati irgi buvau, kažkaip nesužiūrėjau ten tų krevečių, bet viskas dideliai. Įdėsiu, kokie didumo dalykai yra. Net vežimai dideli, aš prie to vežimo atrodžiau kaip coliukė. Sulčių, bet tai koks fainas ąsotėlis, praktiškai antrą kartą, į trečią gal net gali panaudoti. Aš negaliu atsistebėti dydžiais. Jaučiuosi nykštukė milžinų pasaulį. Kaip skaniai mums čia gavus tie burgeriukai. Kad geresnis negu pas Frosty. Labai geri, man kopūstų per mažai. Salotų prisidėjau, dar reikia dėtis. Skonis daug geresnis, įvaizdas daug geresnis negu Kraščio. Dabar valgau tam burgerį, galvau, ką aš turiu atsigerti skaniai. Ir žinot, ko aš turiu? Šokoladą man labai patinka, skonis labai geras. Ir paimsiu taurę labai fainą. Va tokią. Nežinau, ar tinka. Aš žinau, kad tokia geri, kad nežinau, ar čia tinka pinakoladai gerti. Bet jinai man skani šį kartą bus tokia gerti. Įsipilsiu, pasimėgausiu. Ir kas gyvensit sekantį šituose apartamentuose, tai galit pabaigti neapterliuoti. Neiplos kažkur panašiose vietose yra namai, kaip jau minėjau, nuo 50 iki 100 milijonų, bet yra parduotas vienas brangiausias sklypas, kuris kainavo 225 milijonus. Pas mus visą daugiabutį už tiek nupirktų. Daugiabučių visą kvartalą už tiek nupirktum. O čia vienas sklypas tiek parduotas. Važiuojam paskutinį vakarą prie jūros, saulės visą dieną šiandien nėra. Bet pasidžiaugti jūrą ir pakrantę mums tas nekiam 2 iš 4 Neiplo paplūdimių ir aš jums juos rodžiau. Dabar yra trečias. Neiplas turi 4 labai gražius paplūdimius, truputėlį skirtingus. Ir mes jau aplankėm 2, juos jūs matėte praeituose video. Dabar atvažiavom į trečią. Jūra šiandien rami, truputėlį apsinegusi video, jinai atrodo daug labiau tamsesnė negu iš tikrųjų yra. Tai reikia ateiti sugadinti man kadrą. Tai šitas paplūdimis irgi yra netoli tų turtingųjų namų pakrantės, bet tą, kur aš šiandien video rodžiau, kur visai tie namai tokie ir iš karto jūra, tai kažkas vau. Čia yra kažkaip paprasčiau, bet vis tiek jis įtrauktas į tą 4 gražiausių paplūdimių. Apsirengiau, biškelį pasidažiau gražiai, sakom, nuotraukų gal kokių pasidarysim. Reikėtų pasidaryti, aš iš tikrųjų, rimtai, žinokit, neparsivežu jokių nuotraukų, kas man yra nutikę, nežinau. Neparsivežu jokių nuotraukų iš tų atostogų, vien tik video. Reikia pasidaryti nors kokią gražią nuotrauką. Tai va dabar. Vėl taip sutemusiai atrodo. Dabar, žinokit, diskusija yra ta, kad mes matom, kad žemė apvali. Jūs pažiūrėkit, matot, kad čia taip išlinksta. Va čia yra aukščiausia vieta, tada vėl nulinksta. Mūsų vyrai yra plokščia žemė, jie nemato šito.
O mes ugnytę matom. Bet mes negalvojam, kad žemė plokščia. Bet jūsų akis yra, kai arklių va taip va. Galvojat, jeigu Va taip va, mato tik tiesiai, už tai jiem neišlinksta ta žemė, nes jie tik tiek tą mato. O tie, kurie galvojat, kad žemė plokštė, neunsubscribinkit manęs. Draugaukim draugiškai, aš galvoju, ką apvali, jūs galvojat, ką plokštė, visi tilpsim toj žemėj. Ane? Likit pas mane. Įtrauktas į vieną gražiausių paplūdimių, o manis, aš jau turbūt dėl to, kad tiek daug mačiau. Būčiau atvažiavus, va, tik tai iš lėktuvų išlipus, sakyčiau, vau, man dabar jis atrodo paprastai, bet gal dėl to, kad, tikrai jau daug mačiau šioj kelionėje, jau akis apsiprato, aš suprantu, kad gražu, smėlis, va žiūrėkit. Kokio, čia tos žolytės, nieko baisiai, bet... Kas? Iškilo ryklio tas pelekas. Įsivaizduojat, galvojau, šitą dalyką papasakosiu, kai grįšiu namo, bet kadangi dabar jie pamatė ryklio peleką, aš nenorėjau to sakyti. Iš tikrųjų, mano ta draugė, kuri pas mane netvažiavo, jinai man atsiuntė video, aš įkelsiu, atsiuntė ir pasako. Dabar, žinokit, filmuosiu, va taip vėl ryklys išlindo. Čia yra ryklių pakrantėj ir jie tikrai atplaukia, yra delfinų, yra lamantinų ir jie man prisiuntė vienu žodžiu. Prisiuntė nuotraukų. Atsiuntė nuotrauką, kaip pas ją terasai buvo viena ir kitokia gyvatė, dvi gyvatės. Va šitų dalykų, kur jūs matot vėl? Kur matot? Aš nematau. Aš vieną mačiau. Va, matėt, priartinsiu. Aš kai montuosiu, priartinsiu. Va, matot? Rykliai, va čia tai vau. Tai vat man draugė pasakojo, kad yra gyvačių. Irgi papasakosiu tai, kad tos gyvatės 9% yra nenuodingos, valgo vabaliukus, museliukus, žmonėm nieko nedaro, jeigu tu va vėl. Jeigu tu ant jų neužlipi, jos nėra tokių. Yra, va, matot, kelios yra nuodingos, bet labai nedaug. Bet vat kai pasakė, kad yra ryklių, tai gerai, kad pasakė man vakar vakare pasakė. Ir tų gyvačių, aš žinokit, jau naktim baisiai bijau eiti pievom, kad nesutik neužlipti ant gyvatės. Tai net nereikia kelt man jos dalykų, nes aš savo gavau pamatyti. O dabar pasakykit, čia žmonės, dabar palaukit. Kodėl jie nelipa lauk? Žiūrėkit, ten iš tikrųjų žmonės, kodėl jie nebijo tų ryklių. Dabar, žinokit, juodas humoras vėlgi. Tie žmonės maudosi ir tie rykliai. Sakau, kodėl jie nelipa? Sakau, gal šaukti, šark. Sako, nešauk, ką tu čia šūkausi? Sakau, gal ir nešaukti, geriau bus kontentas geresnis. Bet čia jau juodas humoras. Mano draugė ir sakė, sako, mano sūnus dažnai eina į tokį įlanką žvejoti, kur staigiai gilė, bet žvejoja nuo liepto, nuo tilto, kokio, tai sakė, dažnai mato ryklių. Tai aš sakiau, niekam čia saviškam nesakysiu, kad neišgazdinti, bet nereikėjo nesakyti. Galvojau, grįžus namo pasakysiu, nereikėjo nesakyti, patys savo akim pamatė. Ir aš pamačiau jūs pamatė. Už tuos milijonus statybos prasideda. Kitoks žavesys iš tikrųjų pamatyti vakarėjant. Dar matosi, bet su apšvietimu visai kitaip atrodo tie namai. Tuliem lietuviam neįkandami tie namai, bet pasižiūrėti. Bet yra tuščių sklypukų, Žydrūnai, pamąstyk.
tu turbūt savo žmonės. Va, vėl mūsų sakė sklypas čia. Aš vėl, kad nesusimakaluočiau su savo pavadinimu prisiminimais, nes pastoviai susimaišau, aš parašysiu apačioje, koks čia rajonas yra, kokia Aveniu. Oi, atsiprašau. Va, pažiūrėkit, kokie namai. Grovė kažkaip vadinasi. Paprastai atrodo, man tie medinukai, jie taip pat. Bet kai kurie tai... Ir čia va, žiūrėkit, tokie moteliniai namai įsimaišę tarp tų tokių itin brangių namų. Čia turbūt kaip Lietuvoje. Neparduoda, įsitvėrė, gyvena į viskas. Važiuojam ieškot gražesnės pakrantės, nes tai tų nuotraukų ir nepasidarėm, ten labai negražiai gaunasi. Nors porą nuotraukyčių turėti. Ir kas, vat matyt, stovi ženklą, nu blemba, žinokit, stovi ženklų, tai praktiškai kas antra sankryža. Labai daug. Čia žiūrėkit, pilna aikštelė mašinyčių, visi nori to tokio gražaus vakarinio vaizdo. Prie jūros. Va vėl, žiūrėkit, ciekavinamis. Kaip aš mėgstu taip ciekavintis, pažiūrėkit. Pažiūrėjau tik gan, žiūrėkit. Kas norit, iškart kontaktą va įmetu, iškart galit šitą pirkti vilą. Iš karto, dar kartoju. Užsirašykit, kad nedingtų. Žiūrėkit, prie pat jūros kiemas su vaizdu į jūrą. Kontaktą nedėkokit, sakykit, kad nuo mane. Mes vieni norim fotografuotis prie jūros, ne mes vieni norim vakarą sutikti prie jūros. Prie šitokių gražių palmių. Tai ką mes grįžom nuo pajūro, einam krautis lagaminų, ruošimės, rytoj grįžtam į Miami, skrisim į Lietuvą. Bandysim dar įsukti porą įdomių vietų, jeigu tik tai spėsim. Tai jeigu spėsim, aš pafilmuosiu, įkelsiu jums. O jeigu nespėsim, tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su manim Miamyje. Taip, subscribe, like, gerai, jau viską, jau žinokit, atidirbęs, jau žinau, ką reikia sakyti. Sveikatą. Ne, reikėjo sakyti subscribe, like. Tai vienu žodžiu, būtinai palaikinkit, būtinai subscribinkit, būtinai komentuokit. Ir susitiksim. Nu ką, paskutinis rytelis, labas rytelis. Kokio gailesčio yra šita diena, jūs neįsivaizduojat. Na, bet ką reikėt gert kavos gert. Ką, ačiū šitiems namams. Biškai paliekam bardaką. Bet jau viskas, sėdam į mašiną, važiuojam į Miami. Važiavam, žinokit, krūvą bankų. Ir ne šiaip sau mes tą darėm. Mes tą darėm, kad gautume itin retus esat matę $2? Aš pirmą kartą matau. Vat po vieną, tai pas mane dar dabar piniginiai tiek daug jų, kad nežinau ką daryti. O va $2 visiems padalino, aš paėmiau 2, vieną savo pasiliksiu, kitą lauktuvių parvešiu. Mes nespėjom jau užvažiuoti, labai noriu užvažiuoti dar gyvoj gamtoj, pasižiūrėti aligatorių ir gyvačių. Netgi yra vietų, kur galima sutikti panterų, bet tikriausiai nelabai galima šiaip pamatyti, bet yra, bet jau mes nebespėjom, tai atrodo iš šonų pravažiuojant, kaip tie pelkynai visi atrodo. Ir ten tie aligatoriai tiesiog gyvena. Va, pelkynai, pilni aligatorių ir gyvačių. Pats kelias tarp Neiplo ir Miami atrodo taip. Jis
įspūdingai gražiai labai. Palmių miškai tokie. Taip, važiuojant nespėjau įsitraukti telefono, bet buvo ant kelio vėžlys ir toks, žinot, nemažas, toks kokio didumo, kaip įvardinti. Labai daug kas važiuoja į Evergleizą pažiūrėti aligatorių, o mes sąmoningai nevažiavom, kadangi buvom pasižiūrėję video YouTube, kas buvo Evergleize, tai ten tos aligatorius pamatyti labai retas atvejis, kada ne visada jie išlindę. Realiai tuose kanaluose palei kelią aligatorių pamatyti yra didesnė tikimybė ir jau kaip matėt mano praeitam video tikrai matėm ir jie matos ir guli ir ne po vieną ir ne po du. Ir Evergleizę mes praleidom sąmoningai, nes jis plus dar ir mokamas, praleidai pusę dienos ir nebūtinai tu pamatysi tą aligatorių. Tai nežinau, ir jums sakyčiau, kad gal ne visai rekomenduoju, gal ir įdomu pasiplaukot, nežinau. Bet jeigu tiesiog taupant laiką, tai sakau, sustojat šalikeliai, kur ten tie kanalai ir tų aligatorių va tiek ir dar tiek. Mato ten tų pilna laivelių, kuriais plukdo. Ir čia vat visur ten šone, toliau yra tas Evergleizas. Daug kas galvoja, kad Evergleizas yra pelkė. Tai nėra pelkė, tai yra upė, tik lietai labai teka 3 metrus per parą pateka. Tai mes kaip skaičiavom, kad sraigė greičiau sraigiuoja, čiuožia, negu ta upė teka. Ir atvažiuojant aš filmavau ten tą kanalą, kur aligatoriai gyvena ir man labai keistai pasirodė, kad žmonės žvejoja. Ten iš tikrųjų daug žuvies ir pakankamai didelė, jeigu pasižiūrėsit praeitą video, pamatysit. Ir jie žvejoja ir man tai buvo keista, kaip jie nebijo tų aligatorių. Plus, praeitam video irgi rodžiau, jūroje plaukioja rykliai. Žmonės maudosi, kažkokie keisti tie Floridos gyventojai. Jie nieko nebijo, aligatorių nebijo. Ryklių nebijo, pas mano draugę terasoje gyvatės, jinai jų nebijo, niekas nieko nebijo. Man tie trakai, užstos dabar viską, ir ačiū tau. Man tie trakai, tai žinot, tie Makvynų filmukas, tokia faini, tos fūros, va, visos tokios. Va, tokie, tokie gražūs. Kelionė kaip ir baigta. Mūsų Varšava be 28 vakare. Nasi taip, kad mes skrendam į ateitį. Grįšim daug vėliau negu dabar čia yra. 7 valandom į ateitį. Čikšt ir nebėr 7 valandų gyvenimo. Vienu žodžiu, oro uosto aktualijos tokios. Čia, man atrodo, reikės traukiniu net važiuoti, pažiūrėsim. Vienu žodžiu, turėjom, matot, nuo tokių traukinuku, vežu, kur vaikai sėdus aš, ką čia stovėti. Žodžiu, aktualijos tokios turėjom, vienu žodžiu, ką noriu apsikai, turėjom 4 kg viršaus, sumokėjom $100. Neturėkit viršaus. Tokiu traukinuku ir veža. Didelis oro uostas, bet iš tikrųjų, kaip sakiau, žinokit, Miamis ir viskas, kas su juo susiję, yra žiauriai, labai paprasta, jokių klaidingumo, tiesiog viena galėčiau skristi, nėra kaip pasiklysti. Net oro uoste, kad ir kokio didumo būtų, viskas taip aišku. Va. Traukinuku. Filmuoju, va, tokius atrodo paprastus dalykus, bet realiai pirmą kartą pati, kad traukiniu vežtu oro uoste. Tie traukinukai atrodo iš išorės, kursuoja. Tais bėgiai savo iš vieno taško į kitą. Linksmas oro uostas, Meksika, muzika, barmenas, va.
Turtingųjų salos čia tos trys su šviečiančiais įvažiavimais. O va čia tuo kanalu išplaukiam su kruiziniu laivu. Va čia tos vandenis. Va čia yra tie išplaukimas. Ten tos trys kaip šypsenėlė yra tos turtingųjų salos. Ir matot, Majamis toks kaip salynas, ne žemynas. Na ir aš tam gražiam vaizde. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ką daryt, žinot.